Podkastas.lt. Požiūrį į gyvenimą keičiantis pokalbiai. Sveiki visi Podkastas.lt klausytojai, su jumis šiandieną Justas ir noriu visiems labai padėkoti, kurie klausot mūsų podcastą. Šiandieną įrašinėju jau 15 epizodą ir visiems labai ačiū, kurie rašėt komentarus, kurie siuntėt pasiūlymus, kurie siūlėt, taisėt mus, tik su jūsų pagalba mes galime tapti geresniais. Ir šiandieną nebus jokio pašnekovo, būsiu su jumis apie 40 minučių tik aš ir kalbėsiu apie labai svarbią temą, apie iššūkius freelanceriams. Kodėl tai pavadinau iššūkiais, nes nuo to priklauso visų freelancerių pajamos, darbas ir taip, kaip jiems seksis. Pradėkime nuo laisvės. Visi žinome, kad žmogus, kuris dirba prie kompiuterio, per internetą, yra laisvas. Laisvas ta prasme, kad jis gali dirbti kada nori, dirbti kur nori ir kaip nori. Tu gali dirbti tiesiog iš lovos, dirbti nuo sofos, dirbti local tea arbatinėje ar visur kitur. Tai yra vienas iš didžiausių privalumų, dėl ko dauguma žmonių pasirenka šį darbo pobūdį. Taip pat tu gali keliauti, kaip ir dariau aš su savo kolega Tomu. Mes keliavome darbo vieta arba vieta, kurioje tu esi, nėra aktuali. Bet tai yra vienas iš didžiausių minusų naujiems ir pradedantiems freelanceriams, nes jie nemoka valdyti savo laiko, kas dažniausiai jiems pakiša koją. Todėl tu, pradėdamas freelancinti, turi suprasti, kad viskas priklausys tik nuo to, kaip tu mokėsi valdyti savo laiką ir kaip tu mokėsi išlaikyti discipliną kiekvieną dieną. Dar vienas labai svarbus dalykas yra tas, kad tu visą laiką esi darbo režime. Tai reiškia, ar ryte, ar vakare, tu dažniausiai visą laiką galvoji apie darbą, nes nuo to priklauso, kiek tu uždirbsi. Tai yra dar vienas labai didelis minusas ir žmonės, kurie dirba ofise, kartais turi didelį pranašumą todėl, kad tu 5 išeini iš darbo, tarkim 6 būni namie ir viskas, tavo darbai liko ofise, tu rytoj nueisi į darbą, prasidės vėl nauja diena, tu po darbo gali namie pailsėti. O žmogus, kuris dirba, galima sakyti, ant savęs, jis labai dažnai galvoja apie darbą ir tai automatiškai įneša jo gyvenimą daug stresą, kas dažniausiai gali palaužti mus psichologiškai. Dar vienas svarbus aspektas yra, kad tu neturi jokių garantijų. Tai reiškia, kad kaip tu dirbi per internetą, labai dažnai nebūna jokių kontraktų, tiesiog žodinis susitarimas ir man asmeniškai yra buvo tokių atvejų, kad mano klientai tiesiog dingo. Tu parašai darbą, nusiunti ir jie neatrašo. Siunti už kelių dienų vėl neatrašo ir taip tiesiog tave ignoruoja. Nes galiems nepatiko tavo darbas ir jie nenori to sakyti, arba jie tiesiog neturi pinigų susimokėti už tą darbą. Tai man kelius kartus per savo, galima sakyti, beveik 2 metų karjerą yra tai buvę ir tai tikrai yra ganėtinai skaudu, kai tu ten skiri 1-2 dienas parašyti kuo tobulesnį, geresnį straipsnį ir žmogus tave ignoruoja ir nebeatrašo. Tai reiškia, kad tu išeikvoji daug savo energijos, daug laiko ir už tai nieko negausi. Mažesnė problema yra ta, kad dauguma klientų vėluoja mokėti. Tai tiesiog tu pinigus gauni, bet jie apmoka tau savaitę vėliau, keliom dienom vėliau. Todėl reikia žinoti, kad ateis kažkokiai tai tikrai dienai, tarkim 5-10 mėnesį dieną tu negausi visų pinigų. Ir kai kuriuos pinigus tu gausi anksčiau, kai kuriuos pinigus gausi vėliau. Todėl labai reikia tikrai mokėti valdyti savo finansus ir labai žiūrėti į priekį, kaip reiks išgyventi, kaip paskirstyti finansus ir visa kita, nes kad ir tu esi įgudęs, taip sakyti, laisvai samdomas darbuotojas, bet kartais save tikrai prigauni, kad pinigai neateina, o santuoka, sakykime, tai baigėsi. Taip pat nėra jokių apmokamų atostogų. Tad jeigu nuspręsit išvykti pailsėti ar tiesiog pailsėti savaitę nuo darbo, jūs turėsite turėti atliekamų pinigų tam, kad galėtumėte išgyventi. Kitas dalykas yra tas, kad kartais mes negalim pasimti atostogų, nes jeigu tu rašai tam tikrą puslapį, kuris tavo straipsnius publikuoja kiekvieną dieną, tai reikės atrasti žmogų arba reikės parašyti daug straipsnių į priekį tam, kad jūs galėtumėt pasimti laisvų dienų. Tai reiškia, kad
atostogas turės pradėti planuoti ir užsidirbti arba dirbti joms 1 mėnesį ar netgi 2 mėnesius prieš. Taip pat, jeigu susirgsite, jūs irgi nieko negausite, nes jūs uždirbate tik tada, kai dirbate. Tai kartais netgi sergantis, tu turi dirbti tam, kad uždirbtum. Sekantis labai svarbus aspektas yra tas, kad nėra jokių kontraktų. Jeigu tu esi dizaineris arba programuotojas, tai yra daug lengviau. Jie rašosi kontraktus, gauna pusę sumos, padaro dizainą arba puslapį ir gauna antrą pusę sumos. Kai tu esi rašytojas, dažniausiai niekas nesirašo jokių kontraktų, todėl nenustebk, jeigu klientas tau parašys, kad sveikas, dėja, nuo kitos savaitės tu nebedirbsi su mumis, nes atsiradus tam tikrom priežastim gal nebepatiko tavo straipsnį, gal nebeturi pinigų, o gal rado geresnį ir pigesnį rašytoją iš, tarkim, Azijos. Jis nusprendė 2 dienom prieš pasakyti tau, kad tu neberašysi. Tai taip man buvo asmeniškai ir aš iš vieno puslapio uždirbdavau labai nemažus pinigus. Ir tikrai tai yra ganėtinai vėl didelis šokas, nes tu prarandi, tarkim, pusę ar trečdalį savo stabilių pajamų, kas tave verčia vėl ieškoti naujų klientų ir keliom dienom įneša tau tikrai daug streso ir daug papildomų darbų. Bet gal ir gerai, kad kartais taip nutinka, nes tai vėl pajudina mūsų iš tos pačios komforto zonos. Kitas ganėtinai sudėtingas, bet man asmeniškai patinkantis dalykas yra tai, kad dirbdamas savo, tu turi būti keli asmenys viename, tu turi būti savo buhalteris, savo viršininkas, todėl turi išmanyti beveik viską. Kaip išrašyti sąskaitas klientams, kaip save pateikti, kaip surasti naujus klientus, kaip sugalvoti straipsnių pavadinimus, kaip apipavydalinti straipsnius. Tai labai didelė laisvė yra palikta tau, todėl iš pradžių tai yra ganėtinai sunku, nes tu tik pradedi dirbti laisvai samdomų rašytojų ir tau ant pečių užgriūna tokia didelė nežinia, kaip viską atlikti. Tai taip pat pareikalauja daug laiko. Paskutinis dalykas yra tas, kad dažnai darbuose nebūna deadline. Tiesiog tu susitari, kad parašysi straipsnį savaitės pabaigoje. Taip susitari su keliais klientais ir dažnai taip nutinka, kad savaitės pabaigoje, ketvirtadienį, penktadienį, kai tu norėtum labiausiai pailsėti arba nudirbti mažiausiai darbų prieš savaitgalį, tau tenka sėdėti iki pat išnaktų ir nusidirbti visus darbus. Tai man asmeniškai labai dažnai būna, tad jeigu pradėsi, nedarykit šitos klaidos kaip aš. Užbaigdamas pirmąją epizodo dalį, norėčiau pasakyti, kad jeigu tu esi nusprendęs, kad tu esi pasiryžęs sunkiai ir ilgai pradžiai, turi suprasti, kad neuždirbsi pinigų kaip miegi ir pradžia tikrai bus labai sunki, tikriausiai tų pinigų neuždirbsi 1-2 mėnesius ir išmoksi suvaldyti visus tuos iššūkius, kuriuos aš paminėjau anksčiau ir nori tikrai pradėti dirbti ant savęs ir būti laisvai samdomų rašytojų, tai pradėk dabar. Aš tikrai nesakau, kad tu dabar turi paimti viską, mesti ir pradėti užsiimti tuo, bet tiesiog pradėk kaupti santaupas, pradėk mokytis, nes tau reikės 2-3 mėnesių, kad tu susikauptum santaupų, kad tu viską išmoktum, todėl po darbo tu gali tikrai užsiimti tuo ir 2-3 mėnesius pasiruošęs, kai kuriems gal reikės mažiau laiko, tu tikrai galėsi pradėti dirbti tai ir iš to užsidirbti. Todėl tiems, kurie tikrai nori pradėti mokytis to, siūlau sekti podcasto naujienas Facebook'e, skaityti mūsų tinklaraštyje podcastas.lt puslapyje ir klausyti mūsų podcasto epizodo. Pereikime prie antrosios epizodo dalies, tai yra klausimai. Tikrai labai ačiū visiems, kurie uždavėte klausimus ir pasistengsiu juos atsakyti. Pradėkime nuo Laimio klausimų. Laimi, žinau, kad klausai mūsų visų podcastas epizodų, tad labai ačiū tau, tu esi tikras mūsų fanas. Tai labai džiaugiuosi dėl tokių žmonių kaip tu. Laimis manęs klausė, kuo labiau norėtum po 5 metų, ar toliau dirbti taip, kaip dirbi dabar, ar norėtum su didesnė patirtimi ir savo srities išmanymu dirbti komandoje prie projektų, kuriant verslą ar būnant komandos dalimi arba vadovu. Pasakysiu taip, kad
aš toliau norėčiau dirbti taip, kaip dirbu dabar, tai yra savo, bet manau, kad nebenorėčiau rašyti, norėčiau dirbti su didesniais projektais, norėčiau konsultuoti žmonės, mokyti žmonės, tai prie ko aš dabar ir einu. Tai manau, kad tiems, kurie daro, tai kažkada galiausiai pavyksta, tai manau, kad pavyks ir man. Sekantis laimio klausimas būtų, ko skiriasi freelanceris nuo verslininko. Tai freelanceris yra tas žmogus, kuris uždirba iš valandų. Tu rašai straipsnį, išnaudoji 2 valandas, uždirbi pinigus. Verslininkas yra tas žmogus, kuris kuria verslą, kuria darbo vietas ir jis gali uždirbti pinigus netgi tada, kaip miega. Tai čia yra vienas didžiausių skirtumų. Igno klausimas. Kaip suradai savo pirmąjį klientą? Savo pirmąjį klientą man padėjo surasti Tomas. Tai tikrai buvo labai gera pradžia. Bet jeigu klausi apie tai, kaip aš suradau asmeniškai savo pirmąjį klientą, tai tiesiog ieškodamas motyvacijos idėjų internete, užtikau vieną puslapį ir tiesiog susiradau kontaktus ir parašiau e-mailą su savo darbo pavyzdžiais ir tiesiog, kad noriu rašyti jam, nusinčiau savo turimų darbo pavyzdžių, sutarėm kainą, kas buvo $40 už straipsnį ir tiesiog tai pradėjome. Darius klausia, kaip išlaikyti discipliną, kai per petį nežvelgia budrioji viršininko akis. Manau, kad viskas priklauso nuo tavo įsikeltų tikslų, nes mačiau, kad Darius prieš tai komentavo, kad jis darydavo seniau, kai freelancino, jis darydavo daug pauzių, atidėliodavo darbus ir visa kita. Tad aš manau, kad viskas priklausys nuo pačio tavęs. Nėra kažkokios vienos tiesos, kaip būtent reikėtų išlaikyti discipliną, bet manau, kad užsibrėžti tikslai į ateitį, manau, padės išlaikyti discipliną. Dominikas užduoda labai daug klausimų, tai pradėsiu į kiekvieną atsakyti atskirai. Kaip randi klientų darbą? Tiesiog susirandi puslapių, kurie rašo tą pačią temą kaip ir tu. Susirandi kontaktų skiltį, randi jų e-mailą, tada parašai jiems e-mailą, kad nori rašyti jiems, nusinti savo darbo pavyzdžių ir viskas. Kokie būtų patarimai, kaip rasti jų daugiau? Tai čia lygiai tas pats, tiesiog ieškai daug puslapių ir rašai jiems. Bent 2-3 iš 10 vis laik atsakys ir tikriausiai 1 iš 10 pasiūlys jums su jais dirbti, jeigu suderinsite gerą kainą. Kiek laiko praėjo, kol darbo diena tapo pilnai užimta ir galėjai nesirūpinti dėl savo finansinės situacijos? Man asmeniškai reikėjo 2 kokių mėnesių, kad turėčiau pilnai darbo ir galėčiau nesirūpinti dėl savo finansinės ateities. Pas kiekvieną žmogų tai bus skirtingai, nes kiekvienas mes skirtingai norime uždirbti, kiekvienas skirtingai turime sumą, su kuria galėtume išgyventi. Bet viskas priklausys tiek, kiek jūs klientų susirasite. Todėl, kiek norėsite uždirbti, tiek reikės dirbti ir tiek reikės ieškoti klientų. Nora klausia, kodėl verta išeiti iš savo komforto zonos ir kaip pradėti neturint jokių žinių ar praktikų? Geriausias būdas viską pradėti, tai tiesiog domėtis tuo, skaityti, mokytis iš kitų, klausytis tų pačių podcastų, skaityti blogus, straipsnius. Realiai aš iš visko to mokiausi, arba tiesiog susirasti žmogų, kuris galėtų jūs išmokinti, arba eiti į mokymus, arba pirkti kursus online. O kodėl verta išeiti iš savo komforto zonos, tai aš manau, kad kiekvienas asmeniškai turėtumėte atsakyti šį klausimą, bet aš asmeniškai labai norėjau išbandyti save, pasižiūrėti taip, kaip aš galiu dirbti, patikrinti gal save ir tiesiog norėjau būti nepriklausomas. Aš labai mėgstu tai, kad gali valdyti savo laisvę, tai tikriausiai buvo didžiausias privalumas, dėl ko aš norėjau išeiti. Mitas ar tiesa, kad tenka iš pradžių net daugiau dirbti negu nuo 8 iki 5. Taip tikrai ir dabar labai dažnai dirbu daugiau negu nuo 8 iki 5. Labai dažnai būna taip, kad dirbu tarkim nuo 6 ryto iki 11 valandos, tada einu į sporto klubą, gaunasi bendrai 2 valandų pertrauka ir po to vėl dirbi nuo 2
ar 1 valandos iki 8-9, bet nes turi daug ir savo projektų ir freelancinimas tikrai atima daug laiko. Ir jos paskutinis klausimas, ar tam turi įtakos gyvenimo būdas? Taip, tikrai turi, tad savo darbą turite paversti gyvenimo būdu, turite padaryti taip, kad darbas labai gražiai įsipaišytų jūsų kasdienį gyvenimą. Agnė klausė, jei būtų galima rinktis iš visų pasaulio žmonių, ką pasikviestume į pietų. Dabar nelabai kas šauna į galvą, tai pasakysiu, kad pasikviesčiau gal Casey Neistat arba Gary Vaynerchuk, nes tai yra žmonės, kuriuos aš dabar labai stebiu YouTube'ai, Twitter'y, Facebook'e, kurie tikrai man labai padeda įžvelgti problemas, kai tai padeda susitvarkyti su dauguma klausimų, ar tiesiog jie gyvena tokį gyvenimą, kokį aš norėčiau, tai tikrai norėčiau vieną arba kitą iš jų pasikviesti pietų. Tikiuosi, kad nereikėtų jų vaišinti pietumis, jie susimokėtų už save patys, bet tikrai būtų labai smagu su jais pakalbėti. Kodėl ir kokią vietą pasirinktų? Pasirinkčiau Vilnių, kad galėtų jie pamatyti šį nuostabų miestą, o vieta tikriausiai būtų ten, kur būtų lietuviškų patiekalų, tai pavalgytume kugelio arba cepelino. Ir paskutinis klausimas būtų Mato. Jis klausė, gal galėtum pasakyti kažką, kas yra tiesa, bet su tuo beveik niekas nesutiktų. Ačiū Matai tau už klausimą. Klausimas tikrai labai geras ir vertė tikrai mane daug pamastyti, todėl tau būtent dovanoju Local Tea pietus arbatinė, su tavim susisieksiu asmeniškai. Ir mano atsakymas būtų toks. Mes labai dažnai klausome tik tam, kad atsakytume, o ne tam, kad suprastume. Žmonės, kurie apmastys ir apgalvos mano šį atsakymą, manau tikrai supras, ką aš turiu omeny. Tiek šiandien klausimų, tiek pokalbio apie laisvai samdomo darbuotojo darbą. Tikiuosi, kad sužinojate daug naujo, ko nežinojate. Tikiuosi, kad atsakiau į visų klausytojų klausimus. Ačiū Jums dar kartą ir susitiksime kitą savaitę. Iki.